Sveiki, gerbimi draugai, susitinkame pokalbių serijoje, šį kartą pas mus lankosi, jau senokai matytas svečias, Kristoferis Voiška. Sveiki. Kristoferį matėmės paskutinį kartą sausio mėnesį, čia tikriausiai dar buvo Laurinas kartu su mumis ir kalbėjomės apie einamosius reikalus, apie politiką. Ir aš galvoju, kad dabar irgi reikėtų kalbėti dalinai paliečiant einamosius reikalus, bet iš tikrųjų bandant užgriebti daugiau esmę. Dabargi daug kas šneka, mūsų auditorijos žmonės dalinas informaciją apie vykstančias riaušės, kurios vyksta Didžiojoje Britanijoje ir, man atrodo, Airijoje ir Belfaste irgi, man atrodo, vyksta. Ir dauguma žmonių, aišku, iš tikrųjų, kaip jie remiasi emocijom, pažiūrėjau, rodo vaizdus, laksto imigrantai, ten Alach Akbar ir dar kažką rėkauja, vyksta susirėmimai su policija ir visa kita. Ir dažniausiai, kas yra kaltininkas? Kaltininkas be abejo dažniausiai yra imigrantas. Ir dažniausiai imigrantas ir žiūrima tas pozicijas, kaip jis yra kažkoks nešvarus, jis yra kenkėjas. Ir mūsų šventai gražiai Europai reikia nuo jų įsivalyti ir jokiais būdais jau neįsileisti. Ką pats galvoji iš tos pozicijos? Ar tai teisinga pozicija, ar tai yra ganėtinai paviršutiniška pozicija? Antras variantas, bet matai, nebe niuansų. Yragi pasakymas, nebūna dūmų be ugnies. Tai yra visą tai, kas vyksta, galima ginčytis dėl to adekvatumo, bet tai reakcija į realią problemą. Tai yra, tie žmonės yra nepatenkinti ir jie turi pagrindą būti nepatenkinti. Ir aš nemanau, kad visi tie migrantai yra ten minkšti ir pukuoti, ten fainuoliai kažkokie. Bet kodėl jie ten vyksta? Tai yra pasiekmė. Tai yra pasiekmė, su pirma, galiu sakyti, politinių sprendimų. Tai tiek migracinės politikos, kurią valstybė vykdo, tiek karų reiškės, kuriuos jie vykdo, kelia ir kursto. Ir kas yra dar svarbiau, tai yra socialinės ekonominės sistemos, kur veikia tiek Europai, tiek globaliai pasiekmė. Ta sistema yra kapitalistinė sistema. Ir jie, kaip klasikai dar nurodė, tiksliau klasikas 20 amžiaus pradžioje, kad šios sistemos viena pagrindinių skiriamųjų savybių yra tai, kad vystymosi netolygumas. Bus bagotas šalis, bus biednas šalis. Ir biednas šalis ne šiaip savo biednas, o jos bus pigių išteklių, tiek gamtinių, tiek žmogiškųjų, šaltinis toms, kaip įvardinau grubiai, bagotam šalims ir vieta, kur jie eksportuos savo gamybinį kapitalą. Tai, kitaip tariant, mes galime turėti Afrikos ir Azijos šalis, tarkime, arabų šalise, išgavinėja pigiai naftą, tą pačią Libiją. Buvo normali valstybė, klestėjo prie Kadafio. Gali ten kritikuoti, tenai, gali mylėti, gali nekęsti, bet, buvo Afrikoje topinė valstybė. Bet dėl ko buvo jau topinė valstybė Libija, būtent? Dėl to, kad ji turėjo naftą. Ir dėl to, kad toji nafta buvo iš esmės valstybės rankose. Toji valstybė, ji nebuvo socialistinė, bet ji buvo socialiai orientuota. Ir, sakykime, artima socialistiniam modelį. Ir visą tai, tie pinigai buvo metami į liaudies gerovę. Bet kas įvyko? Tas lyderis nuverčiamas, ta šalis paverčiama, bardaku. Tada prancūzai, anglai ir amerikonai perima naftą ir tada stebisi pabėgėlių krizė. Taip. Tiesiog pavyzdys. Tai čia puikus tas pavyzdys iš tikrųjų, nes matome galutinį tą variantą, piktus imigrantus, bet kaip ir kokiais jie būdais atsiranda, dauguma tarp dešiniųjų paplitusi tokia logika, kad yra niekšai tinginiai, jie ieško geresnio gyvenimo, kaip įdrįsta ieškoti geresnio gyvenimo, kurie plumsta į Europą ir planuoja gyventi vien iš pašalpų. Bet dažniausiai dešinėje nekyla klausimo, o kodėl jie bėga iš savo tų šalių? Nes tarkim Libijoje, ta pačioje kaip pavyzdį, jeigu mes paimam, ar netgi tą pačią Siriją iki to sukelto pilietinio karo 2011 metais, to arabų pavasario tipo. Tai buvo normalios valstybės, iš tikrųjų pakankamai, jų pragyvenimo lygis pakankamai buvo normalus, nes tarkim toj pačiai Libijoje buvo tokia statistika, dirbo iki 500 milijonų ukrainiečių, kurie atvyko uždarbiauti į Libiją, dirbo naftos bendrovėse, visur kita. Pragyvenimo lygis pakankamai aukštas, moteris turėjo normalias teisės, galėjo mokytis, visą kitą. Dabar iš Libijos, kai pakeitė jų valdžią, dabar vyksta netgi atviri vergų aukcionai, buvo užfiksuoti. Taip. Vyksta pilietinis karas ir Libija, kaip Kadafis sakė, mes sulaikome, to kontroliuojam tą migraciją, dabar migracijas nieks nekontroliuoja, nes iš Libijos valtelėmis link Maltos
link Sicilijos, bet vėlgi, kas tą daro, kas organizuoja, ar patys migrantai organizuoja? Ne, tas stoja nusikalstamos grupuotės, kurios už pinigus, už tų vargšų paima dar paskutinius pinigus ir jos meta į Europą, o jie dėl ko jie bėga, nes jie praradė turbūt viltį, nes, tarkim, vyksta pilietinės koks karas, ateis kokia kita grupuotė tavo kaimą gyvenantį, ten nukirstau galvą, išprivartau žmoną, vaikus, vergiją parduos. Taip. Tai problema gal iš tikrųjų ir yra, Europa turi migrantų pro tą vadinamą problemą, todėl, kad jie patys kelia problemas kitose pasaulio šalise. Tai gal ta prasme, jeigu norim mes gyventi normaliai ir neturėti problemų, gal mes patys turim pradėti elgtis normaliai ir reikalauti iš savo politikų. Nu, čia kaip minimum yra pusė paaiškinimo šitos bėdos. Reiškia, kaip pasakyti, pats muša, pats rėkia. Kita pusė tai būtų pats faktas, kad, nu, sakykime, ne tik Europoje, bet visose taip vadinamose išsivyščiusiose šalyse yra rimtas, nu, kaip pasakyti, rimtas demografinės problemos. Gyventojų prieaugis mažėja, galiausiai tampa neigiamu. Sakau, visose išsivyščiusiuose šalyse, tai, nu, gali pažiūrėti, yra kaip, nu, diagramos, kur, tarkime, pavyzdžiui, netgi Iranas, sakykime, kur atrodytų, va, kaip ten islamas, griežta viskas, netgi ten jau susitraukia gyventojų prieaugis. Arba, pavyzdžiui, net sužinau, Nepale ten sumažėjo, Butane sumažėjo, žodžiu, šita problema egzistuoja. Tai va dabar klausimas kaip kodėl, ilgas, sudėtingas, aš iškart sakau, aš neturiu galutinio atsakymo. Čia tikrai ne šitai laidai. Aš tik manau, ir tuoj suvesim aš manau, kad tai yra susijęs su tuo, kad mūsų gal gyvenimo būdas pats yra ydingas ir jis sukuria sąlygas, kur mes esam visą laiką spaudžiami, konkurencija. Ir jeigu žmogus gali išvengti gimdymo tų daugiau vaikų, jisai tą ir darys, nes jis pagalvos, man neverta, bus bereikalinga našta, aš geriau turėsiu vieną tą vaiką, užtikrinsiu, kad jam būtų komfortiškas gyvenimas, nu, vat ir viskas. O tenai papildomai vargti ir taip toliau, koks skirtumas, jeigu yra visuomenė, kuris skursta, jai tikslas yra išsiveržti iš to skurdo. Tai jeigu jau visuomenė nebeskursta, jeigu yra baziniai poreikiai, tai yra maistas, drabužis, būstas, patenkinti baziniai poreikiai, žmogui reikia aukštesnių prasmių kažkokių. Aukštesnių prasmių nėra, yra tik vartojimas. Tai žmogui nėra tolko. Jis tiesiog nori stabiliai palaikyti tą. Tai čia kita tema, bet kokią problemą gimdo šitas faktas, demografinis nuosmukis. Trūksta darbo jėgos. Objektyviai, reikia iš kažkur tada gauti. Tai arba tu turi savo vidinės problemas spręstis, bet niekas to nenori. Nes, tai sakau, yra labai sudėtinga. Atviras klausimas, kaip spręsti. Ir net jeigu tai ir įmanoma, aš manau įmanoma išspręsti, tai reikalautų radikalių sisteminių pokyčių. O tie radikalų sisteminiai pokyčiai, kai kam kirstų per kišenę smarkiai ir karūnos kristų. Ne? Aš čia nebūtinai sakau, kad iškart ten komunizmas, kad čia turi atsirasti. Bet sakykim, bent labai rimti socialdemokratiniai bent pokyčiai. Minimum. Ne? Niekas nenori. Tai daug paprasčiau. Tegul atvažiuoja juočkiai kokie. Arba tegul atvažiuoja balti juočkiai. Tai yra tokie kaip mes. Ir jie padarys tą patį juodą darbą. Dvigubai pigiau ar trigubai pigiau. Labai gerai. Pasaka. Džiaugiamės. Ir tada dempinguojama vietinė darbo jėga. Vietoj to, kad sakytų, atlyginama jo. Jo, tai ką jūs čia darot? Sakys, tai čia tie kalti, reis. Taip. Tie tarpusavį kalsis reiškės, kažkas iš to pinigutį savo darysis, ir viskas, ir sistema veikia. Darbininkai tarpusai mušasi. Ir kai mes žiūrime tas antimigracinės partijas, jos yra teisios vienu esminiu dalyku, pasakyčiau. Tai yra, aš pilnai pritariu teiginiui, kad, yra, tarkim, šalis konkreti, joje yra titulinis etnosas. Ir jeigu tu nori, kad ji išliktų su savo identitetu stabiliai, tas titulinis etnosas turi sudaryti daugumą. Ir jis turi priimti pas save, jeigu jis nori iš viso kažką priimti, atvykstančius, tiek ir tokiu formatu, kad jis galėtų juos suvirškinti. Tai yra normalu. Aš čia jokio nacionalizmo, rasizmo tame nematau. Bet.
yra didelis skirtumas tarp, tokios politikos, kaip tarkime, kad ir toj pačioj tarybiniai Lietuvoje. Buvo tų pačių rusakalbių, taip toliau panašiai, bet atsiprašau, lietuvių procentas stabiliai laikėsi ir netgi didėjo. Reiškia, skirtingai nei kitose beje respublikose. Tuo tarpu, čia mes turim ką? Tos antimigracinės partijos, jos principė nenori eliminuoti priežasties, kodėl plūsta čia tie. Jie tik nori sukurti tiems atvykėliams pragariškas sąlygas, kad juos vis labiau skriaustų. Tai kitaip tariant, tokias sąlygas, kurios, man atrodo, čia bus irgi pats muša, pats rėkia, blogina jiems sąlygas ir tada... Radikalizuoja jas. Jo, ir jų darbo jėga dar labiau pinga ir tuo būdu jų dar daugiau plūsta ir čia kaip sniego gniūžtė, kuri krenta nuo šito, rieda nuo kalno, supranti. Jie vis didėja ir didėja ir didėja ir didėja. Tai man atrodo pirmutinis dalykas. Tu turi gerinti padėtį vietinių žmonių, neleisti, sakykime, koks pavyzdys. Vokietijoje buvo Adidaso ten siuvykla, reiškia, gamykla, jie automatizavo naujausiam technologijom, žiūri nepelninga, perkeliam ten Bangladešą, jeigu neklystu, žodžiu. Tai va, tai turėtų valdžia vykdyti politiką, kad neleisti tokių dalykų. Kad liktų ten, liktų automatizuota, pavyzdžiui. Ir kad neatleidinėtų net darbuotojų, o jiem paliktų tą patį atlyginimą ir sumažintų darbo valandas. Taip. Čia pavyzdys, čia, žinai, čia skamba kaip utopija gal, bet, tai būtų, į žmogų, o ne į pinigą. O kai kiti žmonės sako, kad vis tiek iškels, nes pigiau, tu uždarai toms prekiams, tada rinka savo šalies. Gerai, tada jeigu iškeli gamybą, pas mus nepardavinėsi savo prekių, tai Vokietija, daug įsivaizduok tą padaryti. tai va dabar ir vedant prie kaip tokios išvados tam tikros, tai va žiūrėk, tai šitą padarai, vietiniam gerai, tų migrantų reikia mažiau, tada tvarkojate, būnie migrantai, bet tada uždedi labai griežtą filtrą. Migrantai, kurie nori būti studentai, nori studijuoti, gerai. Arba kvalifikuoti specialistai, irgi gerai. Tie, kur atvažiuoja studijuoti, įsivaizduokim, buvo Tarybų sąjungoje ir dabar išlikęs Tautų draugystės universitetas Maskvoje, Lumumbos vardą. Tai kiek suvažiuodavo ten negrų Afrikos, juodaodžių žmonių, reiškia. Absoliuti dauguma grįždavo į tėvynę. Ten realiai gerąją prasme Afrikos elitas buvo ruošiamas. Toks nacionalinis, patriotinis ir kairysis, sakykime. Ir vienetai ten likdavo, bet jie būdavo pilnai integruojami vietinę visuomenę. Tai normalu, taip, būna meilė dar kažkas. Taip. Ir jie integruojasi vietinę visuomenę. Ir jų ten vaikai, anūkai, taip toliau, jie ištirpsta ir galiausiai bus, kaip Puškinas. Norėjau Puškiną. Jo. Tai, ar jis mažiau rusas? Jis didysis rusas. Jo, tavo tautybė visų pirma apsprendžia tavo savimonę, tradiciją, kurios tu laikais. Čia kita tema. Bet tai va, tu įvedi šitą. Ir tai gali sakyti problemos sprendimas, bet tada reikia žiūrėti vidaus ir išorės klausimą. Vidaus klausimas, tai yra kaip tu elgiesi su savo žmonėm, kokias tu kuri sąlygas darbo. O išorės, tai kur tu lendi. Čia aišku susijęs su vidumi, tu negali to atskirti, nes jeigu tu apribosi galimybę tą kapitalą išvežioti kur ir kaip tu nori, aš turiu omeny gamybinį procesą. Tai aišku, firmų pelnai nukentės smarkiai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jie nukentės, bet tada tose šalyse galės vystytis vietinis, nacionalinis tada kapitalas, jos gal galėtų tada įgyti savarankiškumą. Va, ir jeigu jos įgys savarankiškumą, jos vystysis ir taip toliau, tada nebebus tokio akstino bėgti tenai. Čia teoretiškai nebebūtų. Bet tada vietinė prasidėtų kova žmonių, kad ten pagerint savo sąlygas. O jie to irgi nenori, nes vietiniai tie turtuoliai, pažiūrėkim kur... Kurioje čia turi minėti? Pažiūrėkim, tarkim... pažiūrėkim Kongo Respubliką, kobaltas išgavinėjamas ten.
Tai žmonės dirba kaip vergai, antisanitariniam sąlygom. Taip. Kiniečiai, amerikonai daro savo pinigus gerus. Bet kas pelnas iš to taip pat? Vietiniai vadukai visokie, vietiniai karaliukai, kunigaikštukai, atsiprašau, banditai faktiškai. Jiem yra gerai. Kur, pavyzdžiui, šito vakarų Afrikos pakrantį išgavinėjama kakava. Mes vat galim, dabar jau nebe taip pigiai, bet palyginus kaip pas juos šokoladas yra pigus. Jie niekada gyvenime daugelį šokoladą nevalgys. Tai vietiniai, pusiau kriminaliniai tokie veikėjai, hercogai visokie, jie renka vaikus, paauglius, kurie dirba veltui ar pucvelčiai, dalis pagrobti tenai. Ir tada vakarai gauna tą resursą, jiems reikalingą. Puikų pelną. Va. Tai čia visa tai teoretiškai būtų įmanoma, jeigu žmonės pradėtų kovoti už savo teises. Bet kad jie kovotų už savo teises, jie turi nustoti mąstyti kategoriją, kad čia migrantai atvažiavo, jie visi yra blogi, yra priešai, mes turim čia su jais kovoti. Tu kovok su priežastim, kodėl jie čia važiuoja. Tai dabar aš pridėsiu nuo pradžios, tada dar noriu papildyti dėl to gimstamumo. Yra tau pasakytos tos mintis yra teisingos, bet jeigu dar žiūrim iš tikrųjų iš tos istorinio materializmo, tai yra priežastis, dėl ko žmonės daro vienokius ar kitokius dalykus, dėl aplinkos, dėl tam tikrų gyvenimo sąlygų, darbo sąlygų, socialinių, ekonominių. Tai žiūrėkime, senesnės visuomenės vis gyvendavo kaimuose. Vaikai reikalingi kam būdavo kaip darbo jėga, ūkyje. Dabar iš tikrųjų tos visuomenės vis tiek darosi tokias kaip industrinės, urbanizuotos gal tiksliau, miestietiškos darosi. Pensijų nebuvo, vaikai de facto tavo pensija. Taip, tavo pensija vaikai buvo. Dabar iš tikrųjų valstybė atlieka tą funkciją senatvės rūpybos. Daugiau, geriau ar blogiau, čia galim diskutuoti, bet iš esmės egzistuoja tas modelis kažkoks. Kitas dalykas, tu atsikeli, tarkim, į miestą ir vaikai, tu nepanaudosi juos. Čia skamba grubiai yra, bet tiesiog tokia yra logika, yra vis tiek tokia žmonių yra, apie ką dažnai negalvoja be žmonės, bet tai tiesiog tai yra varomas variklis. Vaikų tai mieste nepanaudosi iki darbo jėgos. Vaikas yra darosi prabanga, nes vaikas yra išlaidos. Vaikas yra išlaidos, tu turi mokyti, turi rengti, turi ten gydyti, susirgo sakyta, tai yra brangu, turėti daug vaikų darosi prabanga. Nebent tu gyveni kaime, ūkį, tu ten gali, paleidti, ten pusiau basus, lakstoje, ten. Bet aišku, dabar irgi šiais laikais ateis dar atimsus vaikus, tai iš tikrųjų, jeigu taip juos paleisi. Tai iš esmės dėl ko tai yra priežastis, dėl ko mažėja gimstamumas ir dėl ko ten, kur Afrikoje, kur ten nieks nesikiša valstybė į šeimos gyvenimą, tų vaikų yra daug. Bet vėlgi, kaip teisingai sakyti, čia yra kita tema. Dar vienas esminis dalykas, dėl ko sutinku su draugo Gorškovo nuomonė ir aš pas taip pat manau, kaip yra norint, ką reikia daryti, iš tikrųjų norint sustabdyti imigraciją, tarkim, iš trečio pasaulio šalių. Turi veikti normalūs profsąjunginiai judėjimai, kurie priverstų vyriausybę ir tos vadinamus darbdavėlius daryti taip, kad imigrantas atvykęs į šalį, jeigu jis jau atvyksta, jis turėtų gauti nemažesnį atlyginimą negu vidutinis yra toj šalyje, tam to sektorių, statybų, vairuotojas ar dar kažkas. Ir tada imigrantas nebūtų įvežamas kaip pigi darbo jėga, jis būtų nebent įvažiuotų, kaip lygiavertis, toks darbininkas, tarkim, trūksta tikrai tam sektoriui žmonių, niekaip kitaip neranda, ir atvyksta jisai laikinai, ar ten metam, 2, 3 ar kiek tam padirbėti. Tai tada būtų loginis sprendimas. Nes jeigu tu to nepasieki, ta prasme, suvienodinimo tų algų, tarkim, atvykus ir vietinių, tai automatiškai visą laiką migrantas bus vežamas kaip pigi darbo jėga ir kaip tas teisingas terminas yra rezervinė kapitalo armija. Ir netgi iš tikrųjų, kai kiti sako, čia migrantai atvažiuoja, jie ne visi dirba, tai yra tam tikroms kapitalistinėms šalims yra naudinga palaikyti vadinamą struktūrinį nedarbą. Tas yra struktūrinis nedarbas, tai pas mus būna 7%, 10% nedarbo lygis. Tai vėlgi irgi tai mažina darbo jėgos kainas, nes darbo rinkoje yra pasirinkimas, ta prasme, žmonių, jie gali rinktis, ta prasme, žmonių. Ir taip numušinėja darbo jėgos kainą. Ir kas pirmiausiai, to labiausiai nukenčia, iš tikrųjų, nukenčia patys pirmiausiai nekvalifikuoti vietiniai darbininkai. Ir taip gaunasi ironiška situacija. Tie patys bėdžiai, juodukai ir white nigga, žinai, baltieji negrai, jie yra sukalbami tarpusai, nors jie yra, jų grinai, jeigu jie susėstų tarpusai pasikalbėti, jie yra tokie patys grinai žmonės, jų tos pačios problemos, jie gyvena tom pačiom bėdomis. Ir netgi man pačiam buvo ta situacija, aš 2009 metais buvau imigrantas Ispanijai, dirbau laukose irgi iš pradžių čia, aš ten kelytint irgi, čia tie juodukai, čia, kad čia, žinai, maivėmės irgi, žinai, atsisuko ten mūsų viršininkė, tu ką galvoji, tu esi kitoks?
tu esi baltas negras, irgi čia. Žinai, tu prasme, jie tokie patys žmonės kaip tu, jie dirba tą patį darbą. Ir aš po to su jais dirbau vienoj brigadai, ten tokia internacionalinė ta brigada, ir po to šalia dirbo vietiniai ispanai tenais. Mes lekiam su tom dėžėm apsiputoja, žinai, gaunam mažesnį atlygį, jie pietų pertraukos metu vynelį pilsos visom. Ten, jie gauna valandinį atlygį, mes nuo suneštų dėžių, priskintų dėžių. Jie gali savo ramiai sėdi savo tas darbo valandas, gauna 3 kartus daugiau atlyginimo negu mes imigrantai. Bet yra problema. Aišku, jie to nesupranta, kad jie irgi yra naikinama klasė, nes jie neapsimoka dar, geriau vežti lietuvių, lenkų, juodukų ar dar kažko, kurie pigiau visą tai nuskins. Bet jie žiūri mus iš aukšto ir čia kažkokie atvažiavo, čia vaikšto valkėjos. Darbininkas išnaudoja darbininką. Taip. Ir gaunasi tokia idiotiška situacija iš tikrųjų. Ir visą laiką viskas, kai dabar irgi žmonės komentuoja, žiūrėkit, niekšai ten degina gatvėse dar. Aš sutinku, yra ir tapių, yra visokių elementų ir tų imigrantų. Tai nereikia sakyti, kad jie visi, kaip jau minėjai, pūkuoti ir gražus. Bet problema yra ne patys imigrantai, o kas juos čia įveža ir kas sudaro šią tokias sąlygas. Ir visą laiką tie žmonės lieka, nekritikuotini. Šaunusis tautinis ar internacionalinis kapitalas. Netgi tas pats tautinis, patriotinis, nacionalinis kapitalistas, jis irgi vežas tai darbo jėgą. Ir šiuo atveju Lietuvoje darbo jėgos ypač įsiveža iš slaviškų regionų. Ir Lietuvoje nors tipo klesti rusofobija. Lietuvoje tiek slavų, tiek rusakalbių nebuvo net ir tarybiniais metais. Dabar yra virš 300 000 slavų Lietuvoje. Vilniui vaikštai ir girdisi. Ir Kaune. Dominuoja. Kaune to nebūdavo seniau. Aš vakar buvau Akropoliu, vaikščiau po centrą. Rusiškai kalba, aplinkui žmonės, jaunimas, vaikai rusiškai kalba. Tai niekad nebūdavo Kaune iš tikrųjų. Tai yra ne dėl to, kad man net kliudytų ar nepatiktų, bet tiesiog tai yra faktas. O anksčiau Kaunas, Kaune retai, net šalia Puškino mokyklą, tai ten girdėdavai ir kažkiek. Šiaip Kaune iš tiesai visi lietuviškai kalbėdavo. Tai reiškia keičiasi. Ir įdomu, jog atrodo, nacionalinis, patriotinis slavų Ukraina, tas verslininėlis, kuris yra antirusiškas, jis kitą ranką slavizuoja tą pačią Lietuvą. Tai bus slava jam to. Tai taip, bet ką mes galim daryti, ar mes galim su tais imigrantais pykti ir jos kaltyti, aš suprantu, dėl ko iš Ukrainos jie tenais ten bėga, tiesiog, tai normalu, nes jeigu jaunas vyras, tu iškeliausi arba į frontą, arba tu geriau pabėgi į užsienį ir dirbk, ir lygyvas. Tai aš visiškai suprantu, tai mūsų reikia su tais imigrantais rasti kalbą ir dusinti tos vietinius, tos problemų sukėlėjus. Čia siekiamybė būtų. Tai iš tikrųjų protingiausiai būtų kaip tik su jais kalbėtis ir tartis. Aš žinau, yra tokių ir Kaune iniciatyvų, kurie bando tos organizuoti profesinės sąjungos, tos pačius ukrainiečius, nežinau kaip jiems sekasi, labai nesidomėjau. Čia, žinai, ten tas, kaip ten gyvenimas per brangus. Tai kad ir kaip aš jas kritikuočiau, jų tą profsąjungos idėją. Nors kažkokia veikla. Ir kai jie gynė Turkijos darbininkus, kurie statė čia Dariaus ir Girėno stadioną, rekonstravo, jis dabar pabaigtas, beje, visas tvarkoja, tai jiems nemokėjo algų, jie vieninteliai, kurie stojo iš jos palaikyti, iš tikrųjų, ir tai buvo pakankamai sąžininkas dalykas, iš tikrųjų, ir aš tai vyko ta jų eisena, tada per Kauną aš ten lygiai dalyvavau, ten buvau, sakyta, faini vyrai, normalus vyrai, su jais pasikalbėjau, tokie patys kaip ir lietuviai, ką išvyko į užsienį, ne dėl to, kad jie ten atėjo čia asimiliuoti mus ir priversti mus musulmonais, jie tiesiog atvažiavo užsidirbti pinigų, išvažiuoti namo pas savo šeimas. Bet, matai, siekiamybė tai siekiamybė, bet kad ją pasiekti reikalingas pokytis žmonių sąmonėje. O kai žiūri, kokia ta sąmonė yra, tai noriu ryšim su tuo du tokius išryškinti momentus. Pirmas, tai aplamai kalbant apie migracijos klausimą, tai mes turėtumėm, aš kalbu apie lietuvius ir aplamai tie, kas iš Lietuvos, turėt pakankamai daug empatijos čia, todėl kad mes esame migrantų tauta. Pas mus milijonas kažkur žmonių išvažiavę čia. Taip. Ir įdomu, kaip mes jaučiamės, kai su mumis nesiskaito kažkur išvažiavę. Tačiau yra kokie niuansai. Niuansas būtų, kad viena vertus daugelis, vietoj to, kad piktintis, kad mūsų Lietuva nustekeno, čia reiškia sugriovė pramonę, čia išvogė, reiškia privertė mus išvažiuoti, taip toliau. Ne, čia laisvė, mums davė išvažiuoti į Europą, mes klestim, čia yra gerai, dėkoju Landsbergiui ir Europos Sąjungai ir panašiai. Čia Kubilius, man atrodo, frazė buvo sparnuota, įsikovojame teisę emigruoti. Girdėjau šitą, bet geras, čia ir Maidano panašiai. Ukrainos. Bet dabar toliau.
Kitas momentas. Tai kad yra aišku kaip diena, kad tu, kad ir į Skandinaviją važiuojant, jeigu tu ten pateksi pas vietinius, ir bus iš tikrųjų neblogai. Aš nesakau, kad Vokietija ar Anglija bus ten pasaka. Bet Skandinavija ryškiausias skirtumas, jeigu tu pateksi pas lietuvį, tai droš pagal pilną programą reiškia. Nu, Anglijoje, Vokietijoje irgi bus blogai, bet tas kontrastas mažesnis, nes tie vietiniai irgi netokie geručiai. Tai tada čia yra momentas, kur reikėtų apmastyti. Nu ir tada kitas dalykas, grinai jau apie sąmonę kalbant. Tai aš kai kalbu su nemaža dalim mūsų tautiečių, vat kokias šalis, nu, vat tau imponuoja, tarkim. Tai, nu, manęs paklausti, aš sakyčiau, man kokia Kuba, tarkim, imponuoja. Aš gerbiu, nereiškia, kad aš palaikau viską, ką daro, kad čia modelį laikau, bet aš gerbiu Šiaurės Korėją, sakykime. Aš gerbiu tas šalis, kurios kovoja už savo nepriklausomybę prieš, nu, vat, stiprias jėgas, globalinį tą kapitalizmą, sakykime. Kiniją gerbiu savotiškai. Irgi man tai nėra idealas koks. Bet daugelis mūsų tautiečių žavisi Dubajum, pavyzdžiui. Važiuoja, atostogauja, tarkim. Va, kaip gražu, panašiai, nu, pasižiūrė. Kultūros kažkokios dvasinės ar intelektualinės, ten nieko nėra. Tiesiog ant kaip pasakyti, nu tos mikrovalstybės, Arabų Emiratai, ten Kataras, panašiai. Tos Arabijos pusės ale mikrovalstybės, jos grinai tik tai ant naftos arkliuko yra, daugiau jos nieko nekuria. Ir ten milžiniškas procentas gyventojų yra migrantai. Tie migrantai, galima krūvą ras dokumentalinės medžiagos internete, YouTube filmai yra taip toliau. Tie migrantai yra faktiškai beteisiai, iš jų būna pavagiami jų pasai, pavagiami asmens dokumentai. Ir jie ten dirba, nu jo, lyginant kaip kokiam Nepalė ar Indijoje, jie gauna daugiau pinigų, bet jie dirba kaip gyvuliai tenai darbiniai. Juos laiko kaip gyvulius, ten įgėtus kažkokius tvartus vos neuždarytus. Ir tie vietiniai, jie ten, nu, kviečiasi tenai, sakykime, laisvą elgesio mergaitės, o kai kurie gal net ir berniukus slapta iš kitų šalių ir tenai savo iškrypeliškus visokius geismus tenkina, reiškia, demonstruoja savo turtus, demonstruoja savo ten mašinas, visokias panašiai, suvažiuoja milijonieriai, žodžiu, taip toliau. Nu ir gerai, jie materialinė prasme labai turtingi, bet kokią žinutę jie siunčia pasauliu. Ir tiesiog kažkokie parazitai, grubiai pasakysiu, tai yra parazitai, tai yra išsigimusios visuomenės totaliai. Valgyk arba būsi suvalgyti. Ir kai kurie lietuviai, kur aš bendravau, jie žavisi tuo, kaip ten tvarka ir kaip ten migrantai pastatyti į vietą. Tai vat, kažkoks tai atrodo sadomazochistinis mąstymas. Matai, kad tie žmonės galvoja, kad jie yra išskirtiniai, jie yra nusipelnę geresnių gyvenimų, jie nepagalvoja, kad to pačiu kapitalo kisėje yra tokia pati mėsa. Bet kai kurie iš tų, su kuriais kalbėjau ir kur toks požiūris, jie patys yra darbo migrantai, kur sėdi vienas Švedijoje. Tai visa didžioji problema žmonijos yra jų galvose. Nu tai mūsų visų problemų didesnė dalis yra kaukolė. Bet esminis dalykas, vat, kaip tu šitam žmogui tai išaiškins? Aš nežinau, jeigu jam nevyko gyvenime katastrofa, tai jam nieko neišaiškins. Gal manau, kad apskritai kalbėjimas tokiamis temomis jau yra kažkoks pirmas žingsnis, nes, pripažinkime atvirai, ar lietuvių kalba kažkas šneka tokiam temom. Iš viso aš bent jau negirdžiu. Čia mes, iš tikrųjų, kad mes dabar judinam, iš tikrųjų lietuvių kalba nelabai kažkas. Klausyk, aš neatsimenu šitie gyvenimas per brangus, ta Hebra šitą klausimą lietė ar nelietė, bet, atsiprašau, buvogi skandalas iš Nepalo, kai atvažiavo darbininkai čia Lietuvoje ir jos laikė sandėlį kažkokiam, be šildymo, be nieko. Atsimeni gal šitą atveju? Man atrodo, sugirdėjęs jau. Buvo tam tikras skandaliukas pakeltas, bet aš neatsimenu, nei kas tai ištraukė dienos šviesą, nei kas apie tai rašė. Bet tai tik tai paviršius paliestas, realiai kaip gyvena tie patys ukrainiečių migrantai, tai irgi sudėtingos sąlygos ganėtinai. Nu, palyginti. Ir jų vaikai nelabai kur turi mokytis. Čia piktinas, kad leidžia ten rusų mokyklas, o tai kurie gali daugiau dėti. Jie visi, kurie atvyksta, jie kalba rusiškai. Tu daug girdėjai ukrainiečių atvykusių, kurie kalbėtų ukrainietiškai.
O, žinok, aš tau galiu pasakyti, kad per kuriozinę situaciją, grinai atsitiktinę kuriozinę situaciją ant gatvės man teko susidurti su Ukrainos konsulatu. Ai, nu tai čia politikai, Bet tai čia visai kitas dalykas. Niekas nekalba ukrainietiškai, visi rusiškai kalba. Nu, tiesiog, įdomumo dėlį. Tai normalu, kad į rusišką mokyklą. Bet vien žodžio esmė ta, kai aš kalbėjau apie sadomazachistinį mąstymą, tai žmonės nori arba dominuoti ant kitų, Taip. arba ant jų dominuoja ir, o, ponuli, būk geras man, ponuli, aš tau tarnausiu, nuolankiai, supranti. Tai esmė, kad kol yra kritinė masė žmonių su tokia mąstysena, tai tu turi vergų visuomenę. O kad daryti tai... Kuris laukia, kad ledų pametėtų. Jo, kad daryti tai, apie ką mes čia kalbam, ką tu čia sakai, ne? Čia reikia principė kito požiūrio. Aš ne ponas ir man nereikia vergų jokių. Bet ir nevergas. Nu, tai sakau, ir man nereikia, jo, tai teisingai. Aš ne ponas, aš ne vergas ir jokių vergų man nereikia. Davai tiesiog gyvenkim savo gyvenimą ir bendradarbiaukim, vienas kitam padėkim, kad mums būtų gerai. Ir tu žiūri į žmogų, tu matyk visų pirma žmogų, jo ten tautybė taip toliau, jo pažiūros tai, nu, priduoda tam tikrą specifiką. Bet kai tu vertini geras, blogas ar panašiai, tu turėtum žiūrėti, nu, kas tai per žmogus. Čia mūsų tautiečiai, čia mūsų tautiečiai, čia mūsų tautiečiai. Kalbu su žmogum, kuris pragyveno emigracijai daug metų, sako, buvo laikai, sako, girdži lietuviškai šneka, bėgu tenai sveikintis, taip toliau. Sako, dabar sako, po ne vieną dešimtmečio aš priėjau išvados, kad kai aš išgirstu, kad lietuviškai šneka, bėgu į kitą gatvės pusę. Tai čia katastrofa. Toj pačioj Ispanijai, kad gaučiau atlyginimą savo, galėčiau Lietuvą grįžti su kažkiek pinigų. Nu, mes turėjom burtis į gaują ir vos ne rasborkimės atsiminė savo pinigus iš lietuvių. Mes dirbom pas lietuvius. Tautiečiai. Ja. Ne imigrantai iš manęs bandė atimti pinigus, žinai, ne ten vietiniai, žinai, atimti pinigus. Lietuviai. Tai, žinai, čia vėlgi dalykas ir čia reikia žiūrėti kiekvieną dalyką atskirai. O norint iš tikrųjų, nu aš taip galvoju logiškai, nenorint, kad nebūtų čia tų, kaip sakom, tautų maišymos imigrantų daug yra, tai yra du dalykai esminis. Tai yra pirmas dalykas palikti ramybę jų šalis. Išnaudojama, nekištis ant savo kariuomenės. Beje, sako, kiti sakys, Lietuva čia ne prie ko, mesgi kolonijų neturim. O tai palauk, kas siunčia karius į Afganistaną, į Iraką. Mesgi priklausom tam pačiam alijansui, tai, kuris yra, nu, ir tuo pačiu tarnaujame JAF valstybės politiką, tai yra, na, imperialistinė. Taip. Nu, ir ta pati Prancūzija, imperialistinė, o ką jie darinėjo Vakarų Afrikoje, dabar iš jos ten veja pagaliau. Dar kolonijinį mokestį moka daugelis Afrikos šalių. Taip, tas yra, daug žmonių nežino to dalyko. Ir tam pačiam Malyje ir Nigerijai išgavinėja tos, uranas, auksas. Taip. Ir vietiniai gautas skatikus ten už tai. Prancūzai didžiausiai biznį pasiėmė. O dabar verkia, oi kokie baisus, kaip jie drįso. Kaip jie drįsta iš savo šalies išmesti kažkokius, atsiprašant, padlas, kurie iš tikrųjų šimtmečius siurbė jų išteklius ir išnaudojo jų žmonės. Nu, tai atsikratė bandito, nu, tai banditas nepatenkintas, be abejo. Klausyk, kol nenuvažiavom per toli, kelintais metais Ispanijoje dirbai? 2009. Tu įsivaizduok, praėjo 15 metų, nelabai kas pasikeitė tikriausiai. Nu, aišku, daug kas pasikeitė. Lietuviai nelabai važiuoja, nes ten mažo atlyginimų šalis. Bet žinok, bajeris, aš atsitiktinai sportuodamas čia pakalbėjau su pora jaunų vyrukų, kur vienam 19, kitam 20 metų ir buvo išvažiavę uždarbiauti. Aš dabar tik nebeatsimenu. Ar Ispanija, nu, žodžiu, kažkur, kur šilčiau negu čia. Ir su žemės ūkiu susiję darbai buvo. Ai, atsiprašau, ne, aš suklydau. Į sandėlį Airiją, į sandėlį, jo. Nu gerai, ne visai tinka palyginimas. Bet žodžiu, esmė ta, kad grįžo ir iki šiol turi skambinėti ir terrorizuoti tą lietuvišką įmonę, kad išmokėtų atlyginimą, nes nenori išmokėti. Nors atidirbo. Patenki pas lietuvį, patenki pas vergvaldį. Dar, tarkim, aš kadangi kurie pabuvę emigrantų, yra lietuvių, mes žinome, lietuvių daug buvo emigrantų, arba dabar yra emigracija, arba vienaip kitaip paragautas emigrantų duonos, man tas liko irgi mintis, bet aš tada išvadas padariau tokias, kad tapau labai nacionalistu. Atvirkščiai turėjau būti, turėjau labai į kairę nueiti, aišku.
9 metais ten dirbu, matau ten tą nelygumą, kad aš čia dirbu tą patį darbą kaip ispanai, bet uždirbu mažiau ir mano sąlygos darbo yra prastesnės. Ir libidų ten bendraudau ir žinodavau, pažiūrėjau, atėjo tai irgi ta krizė, tuo metu irgi ir Ispanijoje buvo ta krizė. Ką pirmiausia metai iš darbo? Metai imigrantus iš darbo, ta prasme, įstato savo, kuris irgi nusižeminės dirba už mažesnį atlygą, bet jis yra ispanas, jis yra savesnis, geresnis. Tai dabar, žiūrėkim, vyksta ten tos riaušės, kur nors Prancūzijoje, Anglijoje, čia beje nėra naujiena, periodiškai jos įvyksta. Tai įsivaizduok ten tos gyvenančius imigrantus, kurie galbūt jų vaikai jau gimė čia, jau jie save laiko gal netgi kokiais prancūzais ar anglais, bet jie mato, kad jie vis tiek nėra lygiaverčiai, piliečiai. Jos, jeigu reikės rinktis, jos išmes jį iš darbo ir pasadys ten kokį nors vietinį ten Britą. Ir jis ten matydamas, jis ten gyvendamas, galbūt net ir turėdamas tai pilietybę, jis jaučiasi galbūt kažkoks padugninis elementas. Tai jis natūraliai radikalizuojasi ir iki jo negirdės viską įsiverčia riaušėmis. Irgi tas variantas yra galimas pakankamai. Vėl pats muša, pats rėkia. Na, taip. Tai jeigu jau tu tada įsiveži tos imigrantus, jie turi uždirbti tos pačius pinigus, turėti tas pačias daugmaž teises, arba tu jų tiesiog neįsileis. Bet tada nebebus tolko. Įsivežti. Nu tai va būtent. Pati ta problema yra taip sukurta tų, kurie daro sprendimus, ar įsivežti ar neįsivežti tos imigrantus, nes jie savaime nesiranda, kad tipo negalima sustabdyti su imigracijais, labai lengvai galima sustabdyti, jeigu yra poreikis, politinis sprendimas. Jie nenori, jiem naudinga. O nusprendė tas Baltarusija stabdyti imigrantus, ir viskas, nebepatenka į Lietuvą imigrantai. Viskas, iš nedraugiškų šalių, bet jie patenka, aišku, per draugišką šalis, kaip sakoma, yra. Tai vėlgi čia tas cirkas yra, dviejystė. Tai aš nežinau, tą temą, man atrodo, aš apkalbėjom, ar dar norėtum kažką pridurti. Moralą nebent tokį pabaigai, kad esmė, kaip pasakyti, aš čia nebandau užtušuoti, kad egzistuoja psichologiniai, kultūriniai, civilizaciniai skirtumai tarp žmonių, bet priežastis yra šita sistema. Ir čia reikia kalbėti apie sistemą ir apie tą sluoksnį žmonių, kurių požiūris labai gerai išreiškiamas yra vienoje tokioj, nežinau, ar tai gali vadinti karikatūrą ar ne, bet aš čia, kai montuosiu šitą video, įdėsiu fone, kad būtų. Prieš keletą metų vienas kolega padarė tokį paveiksliuką, čia galėsit matyti. Toksai su šlipsiuku toksai veikėjas rodo pirštų į tave parašyta. Tu esi gyvulys, kuris dirba man su panieka. Tavo darbdavys. Ir jam tavo tautybė, tavo rasė, tavo tikyba yra visiškai nusispjauta. Esmė. Tu esi gyvulys, kuris dirba man. Ir neša. Tai va, geriau susivienyti už tai, kad mes įgytume visi žmogaus, o ne gyvulio status. Su pirma savo šalyje. Tada nebereiks bėgti. Tada nereikės bėgti, tada imigrantams nereikės bėgti iš tenais, iš savo šalių, kai juos, mūsų valdžios atstovai siūs karius. Visiškai teisingai. Malonu buvo su jums pakalbėti, Kristoferi, manau, ir ateityje daugiau tokiamis temomis pajudinsiu, o jūs žiūrovai pasakykit, ką jūs galvojate šito klausimu, nepatingėkit paspausti patiktuką, nepatingėkit prenumeruoti kanalą ir užeikite pas Kristoferio Voiškos kanalą, kuris vadinasi Tiesos keliu, ir jo telegramų grupė irgi vadinasi irgi Tiesos keliu, o patį Kristoferį Voišką galite rasti Facebooko profilyje, kuris taip ir vadinasi Kristoferis Voiška. Dėkui. Ačiū, kad buvote ir iki, draugai. Laimingai.